Klampojam. Nu ir pėdsakai. Kaip jums dydis? Kaip delnas. Briedžių turbūt. Sveiki, draugai. Nu, kaip jūs nepavargo dar nuo baidarių. Tai šiandien vėl plaukiu. Juokauju. Šiandien labai gražia miške. Planas paprastas. Pasistatyti stoginę. Bet ten tą šį kartą galvoju iš sausuolio. Kažkokią lengvą. Ir turbūt ateinančią naktį sekančią tai yra. Pabandysiu nakvot. Praleis naktį joje. Bus smagu. Ir šiaip ačiū labai. Paskutinis video su baidarė susilaukė nemažai jūsų dėmesio. Reaguojat, labai malonu. Nemažai naujai prisijungusių. Jau šiai dienai jūsų. Žodžiu, džiaugiuosi, kad žiūrit. Ačiū. Jau žinau sekančiam kartui, ką atsivešiu, kad lengviau būtų pasiekti vietą. Eik tu savo. Visiškai vidurys miškų. Dabar reikia susirasti, kur ta mano vieta bus. Kažkur tai čia. O tokių va virtuolių daug. Dar tada panaudojau šakas nuo šitos eglės. Buvo labai gerai. Pastogiai. Taip susiradau vietą, kur buvau įsikūręs. Dar net karkasas likęs toks. Iš šakų. Principas kaip su tenta panašiai dariau. Pasidaryti skersinį. Ir galvoju taip iš rastų sausuolių, to prasme, va tokių. Susidėt, be tarpų beveik padaryti. Tokį kaip stogelį. Va taip pasidėsiu. Kaip atrama bus pagrindinė. Ten prisirišu. Ir ant jo guldau. Sausuolis. Jo, manau taip ir bus. O čia bus malkų iškart gatavų. Čia. Čia bus geras. Šitas šakas tai tikrai dar, manau, panaudosiu. Tai va taip paprastai. Tiesiog biškį. Nes čia paskui vis tiek susikels. Šitokių porą rastų paguldysiu skersai, kad ne ant žemės gulėt. Šaltis taip neįtų iš apačios. Tiek aukščio, manau, ir užteks. Nu va, pagrindas yra. Dabar reikia tokių sausuolių tiesesnių
nemažai prisipjaut ir va taip jie susidės. Bus toks kaip stogelis, gal net biški reikia ilgesnių, kad iškišt šiek tiek. Paimsiu. O tas liks malkam. Pats galas. O taip. O biški daugiau. Išleisiu. Tai jeigu šiandien pavyktų, o čia pilnai užsidengt, kaip planavau, tai tiek ir užteks. Nes darbo tai eik tu savo. Tai šiandien turbūt ir viskas, draugai. Jau po 4 pradeda šalt. Planavau gal kažkiek ir daugiau pasidaryt, bet pusę padariau. Sakykim, gavosi neblogai visai. Dar dėl įdomumo palieku kamerą. Gal kokie žvėris ateis pasižiūrėt, apsidaryt, įdomu pastebėt. Ir ką, judu link mašinos, grįšiu po kokių poros dienų, manau. Eik, tu savo, kaip sunku. Eik, tu savo. Tai bandžiau šį kartą privažiuoti iš kitos pusės, bet vis tiek arčiau privažiuoti nėra šansų. Tai bandysiu šį kartą kažkiek paprasčiau pasiekti vietą, va, kaip matot, su kuo. Žiūrėsiu, kaip čia man gausi su tokiu svoriu. Dar nepabandžiau, bet manau, vis tiek lengviau turėtų būti. Tai pasidariau čia tokius. Turėjau senus apkaustus, pasidariau naujus tvirtinimus jam, nebuvo šitų kabliukų, gumos ir esmė, kad galėčiau su paprastais batais prisitvirtinti. Tai va, labai, manau, bus gerai šitoj vietoj. Užtempė stipriai, niekur nedings tikrai. Eik tu savo, nu gal kažkiek ir lengviau. Ne tiek kojas minga. Nu pavargsiu aš iki vietas, kad nuvaryti. Lengviau nei be slidžių. Aišku, platesnės būtų geriau kažkiek. Bet esmė, kad vis tiek sniegas minkštas. Judėt sunku, čia dar atstumas nemažas iki vietos. Bet nieko, oras geras. Smagiai. Gerai suslydę. Tik tais negaliu labai užsižaist. Reikia spėt nakvynį įsirengt. Dar ten pusė nepadaryta pastogės.
Va, kiek pripėduota. Pagrindė tai stirnų. Kiek matau. Bet buvo pirmai ir briedžių, elnių didesnių pėdsakai. Pabandžiau dabar nusiėmęs paeit. Šiek tiek ir vėl užsidėt. Tai su slidėm, kaip bebūtų, tikrai lengviau. Žymiai mažiau kojas menga. Viskas, pasiekiau vietą. Ten ant kalno mano pastogė. Einam pasižiūrėti, kaip išsilaikys po savaitę. O čia tikrai nebuvo išrausta. O čia mano pastogė. O čia va. O čia va išrausta aplink. Ir ten išrausta. Pažiūrim. O, kaip viskas išvaryta. Tai bus šernų greičiausiai. O įdomiausia, kad ten mano kamera palikta. Bus įdomu pažiūrėti. Eik tu savo, čia visur. Pastogė. Įsilaikius. Gerai sniegu pasidengus. Kad man šiandien reikia pasidaryti už šitą tarpą. Užsidengti. Kaip viduje. Labai ir neužpustyta. Eik tu, ledas. Labai gerai atrodo, o čia net realiai tas sniegas tarpus užpildė. Jokių plyšių nebėra. O čia va užsidarysiu kažko. Čia įsivalysiu, pasidarysiu gultą. Ir dabar iškart pulsiu. O čia va pasibaigt. Nežinau. Gal net iki pačio medžio nedarysiu, nes kaip ir ilgio užtektų man. Eik, tai savo gaila. Kažkoks sniegas tiesiog matyt buvo ant pasidengęs ir niekas neužfilmuota. O gal ir netėjo, ten tie šernai buvo toliau kažkiek. Ai, gaila. Nepasisekė kažką nufilmuoti. Gal buvo užsnigta kamera. Nes jie čia netoliese vaikščia visai. Kaip ir turėjo juos. Nors negarantuok. Kaip ir turėjo juos užfiksuoti. O čia va visur išvaikščiota. Iškuista. Maisto ieškoja. O čia va, pavyzdžiui, išrausta. O mano namelis va čia. Tai realiai prie pat. Čia va biškį apsikasiu, pasidarysiu kaip sieną. Kažkiek šiluma gal turėtų atsimušti. Vis tiek, jeigu ir vėjas bus. Tas laikas kaip eina, tai šakės. Jau 11, dar niekas nepadaryta. Aišku, čia jeigu pilnai iki galo, iki medžio uždaryčiau, tai man biškį ir šonas užsidengia automatiškai. Jeigu ne, tai reiktų pilnai uždarinės rasteliais. Pirštinė sušalė, nebesilanksta pirštai. Gerai, čiumpam kirvelį. Jūklo. Ir čia mano mietka, nežinau, ar taip galima į eterį sakyti, liniuotė. Ir einam ieškoti sausuolių.
galvoju, gal bandytų sniegą užsimėtyt, tarpus šitos. Neturėtų lašėt paskui. Kaip galvojat? Va taip atrodo. Labai gerai. Tai dabar du variantai. Arba bus labai šilta čia, arba kai iškursiu laužą, viskas pradės tekėt. Tai du variantai. Nes tarpai užsidarė tai 100%. Jokių skylių. Žiauriai gerai atrodo. Šalteriukas. Nu super. Manau, sunkiausias darbas padarytas. Dar čia viršų įsitvirtinau dėl viso ko, nes svoris gan nemažas, sniego apsimetė. Kažkaip neplanavau iš pradžių. O taip va, ta prasme pasiguldau. Čia dar vieną. Ir tada taip skersai reikės plonesnių. Biškį tarpas nuo žemės, kad būtų šalčia, kad taip netraukta. Ką? Dar pusė ir bus viskas. Užsidariau kompotą. Dar va tą reikės. O taip dabar atrodo iš išorės. Šakom ir sniegu. Užsimaskavęs čia iš toli net nelabai suprasi, kad kažkas yra. Geras čia bus. Labai gerai, bet paprakaitų dirbu. Skubu pasidaryt. Panašu, kad vėjas pradeda kilt. Ir jau greit temps. Uj. Nu beveik ir užtenka, kaip jūs galvojat. Nu, porą dar užmesiu, manau, ir bus viskas. Gana vargt. Nu super, aš patenkintas. O čia pastiesiu šitą kilmėlį įsiviniosiu. Dar galvojau čia šakų gal užmest, bet tiek tos, manau, nereikia. Ir ką liko pabaigti šitą kampą. Užtaisyt. Ir bus labai gerai. Kaip ir norėjau, viskas gavos. Super. Eik tu savo, kaip gerai. Nu, jeigu laužas kurensis naktį, tai čia kaip ponas gyvensiu. Pagaliau. Pabaigtas projektas. Eik tu savo, kaip gerai. Reiks šiek tiek malkų prisinešti. Dar galėčiau, aišku, apsikast aplink su sniegu. Nes čia sniega tai kiek nori. Būtų biškai kaip ir užuovėje didesnė. Bet šiaip tai labai liuks. Aš patenkintas. Atrodo kaip sniego namelis kažkoks.
Va čia užsidengia šoną. Žiūrim iš tolumos. Gerai įsimaskavęs. Sušalę. Pirštinės visiškai. Va. Jo. Reiks įsidžiovint paskui. Ojojoj, kiek dūmų. Padavė iškart. Gerai neša dūmus, kaip tik ten, kur reikia. Ne kaip praeitą, kad buvo man tiesiai į vidų. Ai, gerai. Dešimt minuso dabar laukia. Tuoj pasakysiu, kiek valandų. 5. Tai dar, manau, tikrai atšals. Ai, biškį prasikorens. Sušils bus gerai. Vandens paieškot. Biškį prasivalyt galima paviršių. Nu bus ten vienas kitas spiglys. Čia nenumersim dėl to. Tai jau čia akmenų. Bandysiu padėt. Manau, bus labai čia gerai. Guminukai sušalę, pirštinė sušalę. Kirvis kaip atrodavo. Visas lede. Bandau atitirpint, bet sunkiai. Šilčiau iš karto. Dar būtų gerai, aišku, tą laužą kuo ilgiau išlaikyti per naktį. Nežinau, kiek tų malkų išturėsim. 19:04, minus 17. Manau, pats laikas būtų kažką pasigaminti vakarieniai. Visą dieną nevalgyta. Turiu čia tokių dešrelių žvėrienos. Pažįstamas medžiotojas davė senai. Tikiuosi, kad jos dar nesugedė bus. Ir kelias bulves bandysiu įsikepti. Ką ten bandysiu? Sumeti ir viskas. Tai nieko mandra, tiesiog sumi bulvę, sudinioji. Kiek išeina, nepamažint geriau. Ir meti į žarijas. Gal vienu metu suvynios tada sumesiu. Šiaip šilta. Nežinau, kiek čia prie laužo. Laikrodis rodo minus 17 jau.
Gal ir gali būti. Čia vis tiek kažkaip šitam krašte šalčiausia būna. Įdomiai. Karšta. Kad nesudegtų. Pradžiai porą dešrelių kokių pabandysiu prasikepti. Žiūrėsiu, ir gyvas liksiu. Nu, kvapas labai geras. Kvepia eiktų savo. Labai kvepia skaniai. O gal valgyt noris stipriai. Taip va praveriam. Nu ir pasivargsta per dieną. Gal pasistatai. Malkų prisirankiai, dar pavalgęs turbūt eisiu dar pasirinkti nakčiai. Jo, reikės eiti. Bet kažką yra. Greit dega jos kažko. Taip, ledas. Dedam gabalėlį, kad pratirpta. Rojus. Druskytės biškį. Ką tu? Pasaka. Kaip senai valgo. Pažiūrim, kaip atrodo. Nu, kvapelis toks labai geras. Toks aštrokas. Toks įdomus skonis. Kaip ir aštru. Daug neįprastas. Lapnoji, patikėkit. Gal nuo savo. Dovanokit, kad su kepurė. Šalto. Dešrelės irgi gerai. Bet tiesiog paprastų bulvių labiau norėjau. Skanaus valgantiems. Susidėjau apšvietimą papildomą. Šiokį tokį girliandą turėjau. Šiaip ką žinau. Pirštinės džiovinuos. Nuo viršaus dar nelaša niekas. Nors aučiau šilumos tai yra. O taip atrodo. Guolis. Tai gerai, gal laužas kuriensis nesušalis. Po pirmos 18, 14 minus. Reikia turbūt bandyti išlyst malkų pasidaryti ir kažkiek nešilta blemba. Šalta. Ką turim? Minus 17. Pojūtis minus 24. Kūrenu. Renkuosi malkas aplink toliau. Labas rytas, draugai.
po 7. Nu ir naktelė buvo. Paspirgino šaltis kaip reikalas. Jau galima buvo iš vakar suprast, taip giedra buvo diena. 17 laikėsi naktį. Dabar paryčiais 19 netrodo laikrodis. Tai visą naktį kūrenau. Tarpais pagulinėjau. Miegojau bendrai turbūt apie 3 valandas maksimum. Po pusvalandį. Bet išbuvau naktį. Bet nebuvo komfortiška. Nebuvo. Dabar laukiu, kol prašvis. Koks pusvalandis krautis daiktus. Ir bandyti keliauti link mašinas jau nuo kokių 4, tai svajoju, kad greičiau iki mašinos parvaryti. Šiltai. Užtenka nuotykių šiam kartui. Eina savo šaltukus buvo. Netikėtas. Kažkaip nepranešė, kad tiek bus. 13 rodė, 12. Čia kaip paspirgino, tai nebe juokas buvo, ne vaikiškai. Supakavau daiktus, laužas baigė degti, o toks krateris gavas. Pati pastogė atlaikė idealiai, jokių tarpų, nei lašelis ant galvos nenulėkė. Va čia va minimaliai 2 tarpeliai pratirpę. Šiaip visur labai gerai. Ką švinta. 8 jau beveik. Laikas judėti link namų. Pažiūrėsim kiek kilometrų. Gal tam pačiam lengviau grįžt bus dabar. Susimaigė. Beveik 2 kilometrai. Iki vietos. Nu ir nuotykių apturėta, draugai. Bet išbuvau, nepabėgau. Visą parą miške. Šalta buvo. Komforto 0. 17, jutiminė 24. Pastovus laužo kūrenimas. Malkų pjaustymas. Dirbu iš peties, žodžiu. Ai, bet geras nuotykis. Kaip visą laiką. Ačiū, kad stebėt. Ir jeigu patinka video, nepamirškit like paspausti. Ir iki kitų nuotykių. Iki.